Labą diena. Labą diena. Kaip visada, sekmadienis ir pašnekesiai su Gintaru Mikšiūnu, kuris šiuo metu gyvena kaime. Gintarai, ko gero, ne vienam iš tavo klausytojų kyla toks klausimas. Daugelis žino, kad tu esi Vilnietis, gimęs augęs Vilniuje, šaknys tėvų, gal ir senelių, net nežinau, pats pasisakysi, kokios tavo šaknys to Vilniečio yra. Ir ko gero daugeliu kyla klausimas, būdamas miesčionis, gimęs, užaugęs didmiestyje, atsibastei į Žemaitiją, galima sakyti, vos ne į vienkiemį, ir pradėjai gyventi kaime. Kodėl toks posūkis atsitiko tavo gyvenime? Tai dar kartą sveiki visi, kas žiūrite bet kurio paros laiku šitą įrašą. Klausimas buvo, kodėl aš atsidūriau kaime. Reikėtų tokį, vėlgi, kalbėti pagal savo gyvenimo istoriją, ar ne? Tai visų pirma, čia tik atrodo, kad Žemaitija, čia yra Kuršių žemės. Tai yra visiškai kitaip. Tas dalykas vidumi jaučiasi. Tai, ką daugelis laiko, kad Žemaitija yra gerai, bet aš kitaip tą kraštą jaučiu, kadangi čia truputėlį gilesni dalykai atsiveria. Bet kaip aš to kaimą, kaimas iš tikrųjų toks daugiau sumistifikuotas dalykas, miestiečių gal daugiau, kad va čia kažkoks skurdas, bakūžės, ten iš šulinio rentinių, ten vos ne ranka traukia vandenį, ten geria pieną iš malinių uzbonų, ten įsijungia kažkokį tai seną radiją prieš tvaninių laikų. Ir atsiai čia tas, kaip toj dainoje, reiškia, kaip tas, ten vaikinai kažkokie tai ansamblį. Tai gal nežinau, kaip čia pradėti atsakinėti tą klausimą, galbūt pradėsiu nuo tokios filosofinės pusės. Kažkada aš lankiau paskaitas, privalomai visi lankėm tas paskaitas, vadinama politekonomika. Ir buvo toksai dalykas, kaip, aš iki dabar atsimenu, kad dar ta propaganda, ta sovietinė dėgė tokia mintį, kad ateis laikas, kai išsitrins riba tarp miestų ir kaimo. Nebus ribos tarp miestų ir kaimo. Tai kodėl iki šiol, praėjus 40-50 metų, daugelis miestiečių, nes iš tikrųjų ta riba įsitrinusi, praktiškai jos nėra, tokios, buities prasme, gyvenimo žmonių buities prasme, nėra tos ribos tarp kaimo ir miesto, jinai neegzistuoja. Tai žmonių galvose gal egzistuoja, o žmonių galvose tokie stereotipai pompuojama per pop media kultūrą, kad čia malkom kūrena, ten vefus tarybinius klauso ir su kažkokiais suklerusiais automobiliais važinėja. Tai vėlgi toks keistas jausmas, kad tas stereotipinis požiūris, jisai per tą kultūrą masinį, jisai vis tiek paduodamas apie tą kaimą kaip kažkokį tai labai atsilikusi reikalą. Kaip Balanos gadynė. Jo, bet nors aš pas esu gimęs Vilniuje, antroji tarybinė, prie upės, ten, kur dabar nugriovė ir dabar kažkokį viešbutį stato. O mano mama Vilnietė, bet jo šaknys iš visai kitos Lietuvos pusės, o tėtis jisai iš akademijos čia Kėdainių rajone, kur buvo, bet jie visi irgi gavę ten žemę yra, o kilę dar iš kitur, iš teritorijų, nuo kurių mes ir pradėjom pokalbį, nuo Kuršių žemių.
nuo Kuršių žemių. Tai aš todėl ir jaučiu šitą kraštą kaip ne Žemaitiją, kur irgi, truputėlį mitologizuota viskas, ar ne? Bet daugiau kaip tokia šakninė teritorija, nuo kurios daug kas prasideda, daug kas prasidės. Nes aš dažniausiai intuityviai pasirenku lokacijas tokias, kur kažkas prasideda. Nežinau, visą laiką tai buvo, atsikraudydavau gyventi, eidavau kažką tai dirbti, mokytis ten, kur būdavo vėliau kažkokie tai žiniai susiformuodavo, kažkokių įvykių. Tai, kažkokia tai, ir dabar kužda apie tai, kad čia yra šakninis reikalas, šaknies reikalas ir ne veltui mes atsiradom tokiai vietai, kur realiai yra piliakalnis, apie kurį žmonės pamiršę yra. Piliakalnių yra ne tai piliakalniai, ką dabar piešia yra piliakalniai žemėlapiuose. Čia yra irgi piliakalnis ir čia yra karo kalnas. Čia yra pilis tvirtovė buvusi. Ir ne vėl tengi irgi pavadinimai vietojo tokie Klausgalviai, Klaus galvos, tai čia yra... Kalnalis. Jo, tai čia yra... Čia, jeigu taip pakapti giliau, čia Ąžuolų tos šventos giraitės buvo, kurias krikščionys iškirto, atėjo krikštyt, apie krikštą jau kalbėjom. Tai va, tai visą laiką, jeigu kalbant apie mane asmeniškai, kažkur likimas nubloškė ten, kur prasideda arba prasidės kažkokie tai įvykiai, nuo ko prasidės kažkoks tai naujas etapas. Nesakau atgimimas ar kažkoks tai dar, bet naujas etapas. Tai todėl aš čia ir nebūtinai čia reikia kažką atėjus daryti. Tiesiog energetiškai būni, tu kontaktuoji su ta vietove, kalbėsi su tais piliakalniais, mintimis su jais draugauji ir yra kažkoks tai abipusis vienas kito palaikymas. Aš nežinau, kaip tą jausmą pasakyti, tai yra abipusis toksai palaikymas ir iš vienos pusės mane neleidžia daryti kažkokių tai žingsnių, kad aš labai norėčiau kažkokių žingsnių daryti, tarkim, kad ir politikai, dar kažkur tai, bet mane stabdo ir aš to nenoriu daryti, dėl to, kad dar nelaikas kažką daryti tokio, kad tikrai tos pasikeitimus inicijuot. Galbūt ne nuo manęs tai priklauso ir galbūt ne per vieną ar kitą asmenį tai praeis per daugelį asmenų, žmonių, kurie tam bus pasiruošę. Tai yra tas naujas laikotarpis, kai mes, atrodo, laukiam to įvykio kažkokio tai ateityje, bet tas įvykis yra dabar. Tas įvykis yra dabar ir to įvykio laukimas yra buvimas čia ir dabar. Tame buvime vyksta be galo daug svarbių darbų. Tai pirmas, darbas su savim, darbas su savo būsenom, pagalba kitiems. Bet kartu tai yra kažkoks tai buvimas ir kartu laukimas. Kažko aš nežinau ko, kas bręsta labai didelio ir svarbaus. Ir nebūtinai čia per mane ar per kitą tas turi ateiti. Tai ateis per daugelį. Bet žmonės dabar, kurie chaose, kurie, pavyzdžiui, miesto chaose, jie to nejaučia. Ir nejaučia dėl to, kad, galbūt dar nelaikas, galbūt dar netėjo jiems tas momentas, man irgi ne iškart atėjo, kad reikia įsiklausyti į vidų ir keisti savo dislokaciją, atsižvelgiant į tai, ką tavo širdis sako, kur tu nori būti. Daugelis to savo neleidžia, gyvendami mieste, gyvendami ypatingai taršioj urbanizuotoj teritorijai ir tiesiog neleidžia todėl, kad neleidžia jų kažkokia ekonominė situacija, socialinė situacija, šeimyninė galų gale, visuomeninė situacija. Bet jie viduje jaučia, kad kažką reikia daryti, kažką reikia keisti, nes tam triukšme, kuris yra mieste, tam chaose, kuris yra didmiestyje, sunku išgirsti, sunku atlikti tą ryšį su žeme, turėti tą ryšį su žeme, su protėviais, su tom jėgom, kurios, drįšiu tai pasakyti, jos dar ateis.
Ir dabar klausant tavęs susidaro tokia nuomonė, kad tu kaip ir nevalyvai pabėga iš didmiesčio, vedamas kažkokios nuojautos, ar taip aš supratau? Nu, gal ne nuojauta, bet toks buvo likimo balsas, likimo vektorius, ar ne? Tai tu kartais nori kažką tai sąmoningą daryti, atrodo darysi, ne, tau likimo vektorius pasiūlo kryptį ir tu kažkodėl galvoji, kad tuo metu galvoji, bet iš tikrųjų tu nieko negalvoji, tiesiog replikuoji tas mintis, kurios tau ateina tais kvantiniais laukais ir bandai pateisinti savo veiksmus, kodėl tą veiksmą pasiryžęs buvai daryti, pavyzdžiui, išvažiuoti iš miesto į kaimą, bet tuo momentu tai buvo, toksai, atrodo, ir apgalvotas, ir iš kitos pusės labai spontaniškas žingsnis, kadangi aš nežinau, ką galiu duoti Vilniui, nežinau, ką Vilnius gali man duoti. Tai pirmas dalykas. Antras, aš galvau, kad reikia tokios žemės, kuri mane įkvėptų. Aš leidau likimui dėlioti įvykius, galbūt žingsnis po žingsnio, meluodamas ir imituodamas savo, kad aš tai sąmoningai darau. Bet iš tikrųjų tai buvo likimo vedimas ir leido jam mane nuvesti ten, kur jisai mane nuvedė. Bet atvažiavai į kaimą, būdamas jau brandaus amžiaus, sakykime, ne 16, ne 18, ne 20 metų, bet jau sulaukęs tikrai sąmoningo vertinimo savo gyvenimo ir galėjai tuos sprendimus priimti ir gana atsakingai. Ar tu lengvai pritapai kaime? Ar tau nebuvo kurį tai laiką, kad norėjusi ištaisyti tą pasirinkimą ir vėl grįžti atgal į Vilnių? Abejonių visą laiką būna tokiais atvejais. Tai čia tos abejonės yra natūralus palydovas, jeigu kažką pakeiti. Visą laiką tu esi vientisas aš su savo praeitim, dabartim ar ateitim. Ir turi rasti jėgos su kiekvienu savo tuo laikmečiu rasti santykį. Tiek su praeitim, tiek dabartim, tiek ateitim. Tai natūralu, kad ta praeitis palieka šitą tavyje ir natūralu, kad tu su ją turi kažkaip tai kalbėtis ir rasti tą normalų santykį, ne paremta kažkam emocijom, oi, kad kažkas buvo taip gerai tenais, o kodėl dabar blogai. Tiesiog suvoki, kad tai yra etapai. Ir jeigu mane likimas atvedė čia, vadinasi, čia yra kitas etapas. Ir aš labai dėkuoju tam prieš tai buvusiam etapui, kad jisai buvo, kad buvo tas Vilnius, kad buvo tas gyvenimas sostiniai, kad buvo tie visi darbai ir įvykiai, kuriuose dalyvau ir istoriniuose įvykiuose. Bet dabar yra kitas etapas ir aš dabar kitame etape. Ir čia visiškai natūralu, tai vėlgi, jeigu tu pabandysi kažkur tai pakeitęs gyvenimo vietą, rasti santykį su praeitim, dabartim, ateitim, tai tau nekils tų emocijų, tokių, kurios dažniausiai iškyla pas žmonės, tokius kaip nostalgija, praeities gailestis. Tai niekur nevedančios emocijos, jos natūralios, bet jeigu tu taip tokį sąmoningą žvilgsnį pasirenki visą tai, tai atrodo, kad turėtų būti ateityje galbūt viskas, nukreipti dėmesį į ateitį, sutelkti dėmesį dabar, bet žiūrėti į ateitį kažkaip. O prieš tai tu klausei apie ką? Apie pasirinkimą, ar tu nenorėjai viską mesti ir dėti atgal į Vilnių? Ne, kaip tik, gal Vilnių ne, bet aš galvoju, gal yra dar viena kokia nors vieta be Vilnius, kur galima būtų kaip alternatyva. Tai mes ir kalbėjom ir užsienį įvairius variantus svarstėm. Bet kažkaip tai likimas to užsienio netgi nebandė duoti. O tai tie žmonės, kurie klausys šito įrašo ir galbūt prabėgs taip pat tokios svajonės, sakykime, tokie planavimo ateities galimybės, ko tu jiem palinkėtum? Ar nebaisu būtų, sakykime, mesti viską gyvenant mieste, turint šilumą, kurią nereikia rūpintis, tik reikia susimokėti, aišku, už ją, turint pramogas,
kur tu bet kada gali išeiti, užrakinęs duris ir visur apšviestos gatvės, prekybos centrai, kuriuose gali prasiblaškyti panašiai. Ką tu palinkėtum, ar drąsu visgi mesti viską, susikrauti gerą mašiną savo mylimų daiktų ir išsirinkti kaime kažkokią ten vietą, atvažiuoti ir pradėti gyvenimą nuo balto lapo? Aš tiesiog tikiu, kad to nori labai daug miestiečių. Netgi žinau, kad tikrai to nori, bet gal reikėtų prieš šitą žingsnį suplanuojant, aš nesakau, kad jau žengiant, suplanuojant, vis dėlto pasikalbėti su savim, ar tikrai tas žingsnis įmanomas ir reikalingas. Todėl, kad jeigu yra daug prisirišimų, arba ten darbai geri, tarkim, mokslai, arba kažkokie tai vaikai dar turi tos mokslus baigti, yra aibė aplinkybių, kurios, aišku, neleis. Ir nereikia, taip sakant, likimo tampyti už ūsų, jeigu žmogui gerai, tai gerai. Bet mano atveju, aš vėl kalbu pagal save, aš priėjau tokią dvasinę būseną, tokį tašką, kai aš galvojau, kad aš nieko negaliu Vilniui duoti, Vilnius nieko man negali duoti. Ir kaip būtų keista, tai po to, kai aš išvažiavau, tas mano gimtas miestas, jisai mano akyse pradėjo merdėti arba pilkėti. Buvo tai pilkas tarybiniais laikais, toks labai pilkas sovietinis miestas, tais visais daugiabučių rajonais, taip toliau. Ir dabar vėlgi kažkokius tai man kaip ir dežavų, ar ne? Auga tie stikliniai namai, viskas, žmonės gražus, gražiais drabužiais, įlipi tą miesto keleivinę, ten visi pasipuošę, įsikvėpinę, telefonus laiko rankoje. O pilkumas tas toks pilkumas, niūrumas, na, jisai eina iš kiekvieno kampo, jaučiasi kiekvienam kampe. Ir tas labai matosi pačiam mieste, pavyzdžiui, einėjai kokia Vilniaus gatve, ten, kur buvo anksčiau centrinis lektoriumas, ar ne? Dabar užrašas yra Vilniaus centrinis lektoriumas. 2 aukštai yra kabokai ir aludės. Pavyzdžiui, dar yra ten, kur Rusų dramos teatras kažkada tai buvo Vilniaus gatvės, ten vėl aludžių visokios kažkokie tenais pasilinksminimai. Ir daugelis kultūros įstaigų jos patapo aludėmis, tai pasilinksminimo vietomis. Tai aš nesakau, kad tai yra blogai ar gerai, bet yra, kaip sakoma, indikacijos, simptomai, ne? Kurie sako, nu, ar mes, ar sostinė teisingų kelių einam. Dėl to aš nenustembu, kad labai jaučiasi toksai atotrūkis ir tas toks stereotipinis Vilniečio mąstymas apie kaimą, jisai nepakito nuo 50-40 metų. Aš nevertu tą klipą, pirmiausia, man jis iškilo, žmogus dainuoja mūsų kaime kaktusai nežydi, ir ne? O kokie ten vaizdai, ten kažkoks radijas rūdijas, malkų prikrauta, kažkoks bardakas kieme. Nu, va, toks yra stereotipas paduodamas, reiškia, iš tikrųjų, tai visiškai, nu, toks klaidinimas, gal sakyčiau, per kultūrą eina, tas pažeminimas toksai, to paties kaimo. Dabar ten neras nei malkų krūvos, nei tų radio imtuvų, VF, nei ten kažkokių tai, ten mašinų sulūžusių, nieko nerasi. Ten miestiečiai gyvena didesniam skurde dabar negu kaimiečiai. Paslaugų prieinamumo, gyvenimo kokybės ir kitokiamis prasmėmis. Todėl, kad pirmas dalykas, aš gal pasakiau, pradėdama šitą pokalbį apie paskaitas iš tarybinių laikų, kurias išgirdėjau, mane skaitė Galina Koberskaitė, Kazimieras Antanavičius, tokie žmonės, jie su humoru tą pateikdavo, tada jau buvo atgimimas, tas viešumo daug tais tarybiniais laikais, bet esmė, kad jeigu paimsime komunistinį tą
komunistinę santvarką ar kitą bet kokią vakarietišką neva liberalią santvarką, apskritai pasaulinio masto tendencija, kad tokios kaip provincijos, tokio kaip kaimo, tokio gudaus kaimo nebėra. Nu, nebėra kaimo, viskas. Kaimas jau iš tikrųjų tas Lenino, tai marksistų tas įžvalga buvo 100% teisi. Aišku, po to gaila galbūt vienintelio, kad šitam visam vajuje, kai kaimo išėjimo iš kaimo į miestą, nors tas kaimas yra kaime, bet žmonės gyvena kaip mieste dabar, tai vėlgi sodybas naikino vienkiemius, ar ne, iš vienkiemių perkelė į kolūkinės gyvenvietės. Statė tos elitnamius, kaimo projektavimo institutas kepė tos dėžutės tipinės kaimo, susiformautos gyvenvietės tokios gatvinio tipo, vos ne kaip miesteliai, ne? Atrodo kaimas, o tam kaime gyventi daugiau negu normaliam mieste šiais laikais, ar ne? Tai va tie dalykai, ir aš atsimenu dar dirbau savivaldybių asociacijoje ir važinėjau po Lietuvą ir su komunalininkais visokiais kalbėdavom, jie džiaugdavosi. Oi, kaip gerai, kad tarybiniais laikais žmonės suvarė į tas gatvinės gyvenvietės, tos pasiolkus tos vadinamus, ar ne? Todėl, kad galima jiems privesti dujas, galima privesti kanalizaciją, vandenį, nuotekas. Vadinasi, jie yra jau ant adatos, su jais galima žaisti. Čia jokios juokais, bet ta pati tendencija visam pasaulyje vyko. Pažiūrėkime, ir kitose šalise ta kaimo urbanizacija, jinai buvo ir tas kaimo nykimas, žodžiu nykimas nepasakysi, tiesiog daugelį valstybių, ir taip pat ir Lietuvoje, kaime kokybė gyvenimo tapo aukštesnė. O Vilnius, sostinė, mus žiūri kaip į tam klypę bernužėlių apie lietuvaičiai, kokį ten dainuoja, nežinau, apie tą kaktusą nežydį, reiškia. O galėtum išvardinti 10 pliusų, lyginant tavo atvejį, kai gyvenai Vilniuje ir kaip dabar gyveni kaime. 10 pliusų gyvenant kaime. Pirmiausia, tas dvasiniai dalykai, tai kad tu esi jauti šaknis. Antras dalykas – įsižeminimas. Tu dirbi žemę, kasi sniegą, darai vasaros darbus, pjauni žolę, tai vėlgi įsižeminimas. Ką tai duoda? Tai duoda sveikatą. Tai duoda sveikatą. Antras dalykas. Trečias dalykas. Atstumai atrodo, kad dideli, tarkim, nuvažiuoti iki kažkokio prekybcentrio, dar kažko tai kultūros įstaigų. Kalbant apie kultūrą arba visą tą tokį pramoginį gyvenimą, tai tikrai jisai dar geresnis negu Vilniui, nes atvažiuoja labai daug kolektyvų, meno kolektyvų, koncertus daro ir taip toliau. Labai yra žmonės susitelkę į bendruomenės, labai žmonės moka būti kartu, ko dažniausiai mieste galbūt pasigendama, nes atrodo žmonių daug, o žmonės kartu būti negali. Nežinau, kiek ten tų pirštus užlenkė. Jo, 3, dabar 4. Jau kalbėjau apie paslaugas, viešasis paslaugas, ten nuvažiuoti, atsistoti eilę, kad ir tie patys daktarai, ar ne, praktiškai eilės yra ženkliai mažesnis negu kad mieste. 5. Oras skiriasi? Oras, aišku, oras savaime, suprantama, kad oras, gal reiktų dar prieš tai antram pirštui nulenkus paminėti, kad tu gali įsiauginti savo daržovės ir maistą. Ir dar prie kito yra turgeliai, kur galėtum nusipirkti šviežią maistą. Iš tų pačių ūkininkų gali susitarti, nuveži kažkam kiaušinius, gauni dar kažką tai mainais. Gali tas pačius naminius gyvūnus auginti, va čia vėl prie to paties paukštelius, jeigu nori kažkokį raguotą gyvulį įsigyti. Taip, turim 5, dabar 6. Komunikacijos, sakykime, tavo atveju, šilumos užtenka name? Šilumos užtenka, šiluma netgi pigiau gaunasi,
Ženkliai pigiau negu mieste. Dabar Vanduo nekainuoja. Šitas namas yra pirmas aukštas 150 kvadratų. Įperkamumas, sakykime, Vilniuje kainos ir čia kainos. Šitą aš neatsakysiu labai taip profesionaliai, bet pardavus kokio nors 61 kvadratų būtą stalininiam daugiabutyje, galima pakankamai gerą alytnamį nusipirkti mažoj gyvenvietėje. Ir su didelė teritorija žemės. Su didelė teritorija žemės, jo. Taip, turime toliau 8 privalumas gyvenant kaime. Nu, konkrečiai va šitą vietą, tai mes galim pusvalandžio atstumu būti prie jūros, prie Platelių ežero, taip pačiu Liepojoj, Klaipėdoj. Tai yra tokia lokacija. Nu, vėlgi, kiekvienas rajonas, kiekviena vietovė yra kitaip, bet renkantis, kur pabėgti, reikia labai irgi žiūrėti tą lokaciją, kur kad nebūtų, per toli. Šiais laikais per toli nebūna, nes visi turi automobilius ir gali vieną pirštą užlenkti, kad kuro sąnaudos ženkliai mažesnės. Būtent. Tai va. Ir 10. 10. Kas laisvės daugiau negu didmiestyje? Absoliučiai taip. O pagalvoju, kad, gal čia prie 11 tiktų. Būdamas mieste, gyvendamas mieste, dažnai galvodavai, kad kaip čia be tų visų parodų, koncertų, kavinių, restoranų ir taip toliau. Gi pasirodo, viso to nereikia. Čia yra toks buržuasinis reliktas, be kurio tai nereiškia, kad mes nevažinėm į koncertus ir nevalgom restoranuose. Jo labiau, kad šiais laikais nukakti kitą valstybę, tai tiesiog artimiausias oro uostas yra 30 km, o keltas 50 km. Tai negi išvažiuoti į užsienį yra paprasčiau negu kad iš didmiesčio. Tai va, ir galbūt tik tai iliuzija susidaro, kad aš negaliu be kažkokių tai koncertų, be parodų, be bažnyčių čia labai daug yra, kas to užsiima. Ir visos jos labai gražios, ir ten kunigai gražus, visą kitą. Tai belieka, aišku, kviesti žmonės, ar ne? Nebijoti rizikuoti, nebijoti rinktis, nebijoti išeiti iš dėžučių ir pasirinkti erdves, laisvę, privačius namus, kurtis, kaip sakė, įsižeminti ir ieškoti sveikatai resursų. Reikia įsivertinti. Vis dėlto, vis tiek, jeigu vaikai lanko gerą mokyklą... O čia ką, nėra gerų mokyklų? Bet ten liko, jeigu vieną klasę pabaigti, vis tiek reikia kažkokį tai ciklą, kad, tegu vaikai pabaigia mokyklą, ten tegu darbai kažkaip, tai mokslai man galbūt reikia pabaigti kažkokias studijas, reikia kažką pabaigti, nusimatyti datą ir tada žengti. Sakau, 61 kvadrato tipinis būtas Vilniuje kainuoja tiek pat, kiek alytnamis su 50 tuarų žemės. Tai va taip, kad... Kviečiame atvykti ir jungtis į bendruomenės ir būti aktyviems. Bet gal reikia pasakyti ir minusą. Ir koks minusas? Vieną minusą reikia pasakyti, dar neišjunginė kameros pasakysiu minusą. Taip. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir galbūt tai yra spręstinas klausimas ateityje. Atvykus čia, galima į bet kokį rajoną, galima susidurti su vietiniu nenoru kažką keisti. Įsileisti. Tu, kaip atvažiavęs iš miesto į provinciją, turi labai daug idėjų. Nes matai, kad čia galima geriau, čia galima čia. Ir tu pradedi eiti siūlyti. Ir tau atsuka nugarą. Nes tie žmonės, jie iš kartos į kartą dirba, pavyzdžiui, atskirais planais mokyklose, gydymo įstaigose, seniūnijose, bet kur, poliklinikose, tai kultūros įstaigos irgi, tai jie nelabai mėgsta konkurencijos. Jie
saugo labai darbo vietas, nes viešasis sektorius, biudžetinis sektorius yra daugelį rajonų 60% darbo vietų duoda ir jie garantuoja savo vaikams tas darbo vietas. Tai yra toks kaip, dabar sakant, nepotizmas. Ir jie nieko iš šono nenori įsileisti. Netgi jeigu tu kažką tai pasiūlai arba pasisiūlai kaip ir nemokamai, galbūt kaip savanoris kažkur padėti, jie tave žiūrės labai atsargiai, kadangi matys tavėje konkurentą, galbūt tu išstumsi jo darbo vietą. Bet taip galvoja pakankamai tokio vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas, kurie irgi ateina ir dirba tose valstybinės įstaigose, jie jau kitaip žiūri, bet vis tiek tas toksai nenoras įsileisti svetimą labai jaučiasi. Tai reikia palinkėti, kad jeigu įsirinks kaimą, kad atsargiai brautųsi su idėjomis į seniūnijas, į savivaldybės kažkokias ten įstaigas, nes gali išgąsdinti. Visko gali būti. Kągi, ačiū labai. Ne tą paspaudė.